Šiandien ES sukrėtė didelis skandalas. Į tinklą buvo nutekinti Vengrijos užsienio reikalų ministro Peterio Šijarto ir jo kolegos iš Rusijos Sergejaus Lavrovo pokalbio garso įrašai. Jie susiję su sankcijų panaikinimu įtakingiems rusams. Konkrečiai, 2024 metais Lavrovas prašo Šijarto pasiekti, kad būtų panaikintos Europos sankcijos tam tikriems Rusijos oligarchams ir jų žmonoms. Šijarto pažada kartu su Slovakais išspręsti šį klausimą. Ir štai stebuklas. Po kelių mėnesių ES iš tikrųjų panaikina sankcijas tiems asmenims. Tačiau paradoksas tas, kad ES pasirodė esanti bejėgė. Vengrijos ministras neneigia šio pasiklausimo fakto. Pats Šijarto pareiškė, kad net nesiruošia neigti fakto, jog jau daugelį metų aptarnauja rusus. Jis pareiškė, kad užsienio specialiosios tarnybos, padedant Vengrijos žurnalistams, jau kurį laiką klausosi jo telefoninių pokalbių ir jis nieko neslėps. Esą, kas čia tokio? Ir kas? Ką jūs man už tai padarysite? Tuo pačiu metu Vengrija blokuoja 90 milijardų eurų kreditą Ukrainai. Ir šiandien Kaja Kallas, kuri atvyko į Kijevą, atvirai prisipažino, kad ES negali suteikti šio kredito Ukrainai dėl Viktoro Orbano pozicijos, su kuria jie nieko negali padaryti. O čia dar ir JAV pradėjo aktyviai atšaukinėti sankcijas prieš Rusijos federaciją ir jau net nesivargina sugalvoti pasiteisinimų. Mano vardas Aleksejus Pečijus ir pakalbėkime apie šią temą kartu. Tačiau prieš pradėdama šią laidą paprašysiu jūsų paremti šio YouTube kanalo veiklą jūsų auka, mokama prenumerata arba rėmimu YouTube platformoje. Kaip tai padaryti? Visos nuorodos ir rekvizitai yra šio vaizdo įrašo aprašyme. Laidos pabaigoje, jei ji jums pasirodys įdomi ir naudinga, galite palikti savo auką jums patogiu būdu. Patikėkite, ten yra įvairių platformų. Ir banko rekvizitai, ir kriptovaliutų piniginės, ir PayPal, ir Patreon, Buy Me a Coffee, ir rėmimas per YouTube. Žodžiu, tikrai rasite tai, kas jums tinka. Na ir užsiprenumeruokite mano Pečiai News Telegram kanalą. Nuoroda į jį taip pat yra šio vaizdo įrašo aprašyme. Ten mes skelbiame operatyvias naujienas, vos tik jos pasirodo. Taigi, laidos pradžioje priminsiu kontekstą. Neseniai leidinys Washington Post pranešė, kad Vengrijos užsienio reikalų ministras Peteris Šijarto reguliariai palaikė ryšį su Sergejumi Lavrovu per pertraukas Briuselyje vykusiuose susitikimuose. Briuselyje vykusiuose Europos vadovų tarybos susitikimuose. Dėl tokios glaudžios komunikacijos Rusija faktiškai buvo prie derybų stalo kiekviename ES posėdyje daugelį metų. Vėliau Šijarto pripažino, kad taip, reguliariai kontaktuoja su Lavrovu per uždarus ESO tarybos susitikimus. Ir iš esmės pridūrė, na ir ką jūs man už tai padarysite? Jis sako, na, ką jūs padarysite? Taip, aš apibendrinu, taip. Aš sėdžiu ES posėdyje ir iš karto skambinu Lavrovui, pranešdamas jam, apie ką mes ten kalbame. Jis sako, ir kas? Kas toliau? Ir štai šiandien tinkle nutekina Vengrijos užsienio reikalų ministro Petro Šijarto ir jo rusų kolegos Sergejaus Lavrovo pokalbio garso įrašus. Jie susiję su sankcijų panaikinimu įtakingiems rusams. Iš pradžių parodysiu jums šio vaizdo įrašo, šio garso įrašo originalą, o tada viską išversime ir būtinai viską išnagrinėsime. Labadiena. Labadiena, Sergejau, čia Piteris. Taip, aš Sankt Peterburge. Kur jūs esate? Aš jau buvau atvykęs į Budapeštą. Ką? Taip. Taip, jau. Tu šiandien buvai visos Rusijos žiniasklaidos dėmesio centre. O, aš kažko ne. Ne. Jie tiesiog sakė, kad tu pragmatiškai kovoji už savo šalies interesus. Sakykim, gera situacijos analizė. Gražiai pasakyta. Ir teisingai. Žiūrėk. Skambinu Aliserio prašymu ir jis tiesiog paprašė priminti, kad jūs kažką darėte dėl jos sesers. Ponia Ismailova. Taip. Taip, visiškai teisingai. Reikalas yra toks. Kartu su Slovakais mes teikiame pasiūlymą ES išbraukti ją iš sąrašo. Mes pateiksime jį kitą savaitę. Ir kai prasidės naujas peržiūros laikotarpis, tai bus įtraukta į darbotvarkę. Ir mes padarysime viską, kad ją išbrauktų iš sąrašo. Labai jums ačiū. Jis tikrai labai apsidžiaugtų. Jis rimtai nerimauja dėl savo sesers. Jūs galite suprasti. Ir mes labai vertiname jūsų palaikymą bei jūsų kovą už lygybę. Taip, sritis.
Taigi, praėjus valandai po to, kai 2024 m. rugpjūčio 30 d. Sijarto atvyko į Budapeštą iš Sankt Peterburgo, jam paskambino Lavrovas. Rusijos užsienio reikalų ministras priminė, kad Rusijos oligarkas Ališeras Usmanovas nori, jog ES panaikintų sankcijas jo seseriai Gulbahor Ismailovai ir Vengrijos ministras pažadėjo padėti. Lavrovas sako, citata: Paklausykite, aš skambinu Ališero prašymu. Paklausykite, jis paprašė manęs jums priminti, kad turite kažką padaryti dėl jo sesers. Atsakydamas Peteris Sijarto pažymėjo, kad taip, padės ir paaiškino, kad Vengrija, dėmesio, kartu su Slovakija pateikė pasiūlymą ES išbraukti Ismailovą iš sankcijų sąrašo. Sijarto sako, mes pateiksime jį kitą savaitę ir kadangi prasidės naujas peržiūros laikotarpis, šis klausimas bus įtrauktas į darbotvarkę ir mes padarysime viską, kad jį būtų išbraukta iš sąrašo. Sijarto sąrašo. Be to, Sijarto papasakojo Lavrovui, kad lankėsi Rusijoje naujoje Gazpromo būstinėje ir šiame telefoninėme pokalbyje pridūrė, cituoju, aš visada jūsų paslaugoms. Ir stebukle, po 7 mėnesių po šio pokalbio Ismailova buvo išbraukta iš Europos sankcijų sąrašo. Ir štai vienas iš ES žvalgybininkų pareiškė, kad savo pokalbiuose su Rusijos ministru Sijarto atrodo nuolankus, beveik pataikaujantis, tiesiog kaip vaikas, kuriam pasakoma eik ir padaryk tai ir jis eina ir daro. Taip pat pažymima, kad Ismailova nebuvo vienintelis atvejis, kai buvo sušvelnintos sankcijos įtakingiems rusams. Kartu su ją iš sankcijų sąrašo buvo išbraukti Rusijos verslininkas Viačeslavas Mašia Kanteras ir Rusijos sporto ministras Michailas Degtярjovas. Yra visos priežastys manyti, kad tokią užduotį Sijarto gavo iš Kremliaus ir ją įvykdė. Ir čia noriu pažymėti, kad tai tapo vengrų ir slovakų taktika. Po metu, kai trumpai dirbau Europos vadovų taryboje, išgirdau iš diplomatų, kad Vengrijoje ir Slovakijoje kaip taisyklė bet kokias derybas pradeda su ilgu rusų vardų sąrašu, kuriuos jie nori išbraukti iš sankcijų sąrašo. Na pavyzdžiui, per paskutinį derybų dėl sankcijų Rusijai pratęsimo etapą šių metų kovą, Slovakija ir Vengrija pradėjo spausti ES, kad iš sąrašo būtų išbrauktas pats Usmanovas. Kitaip tariant, dar kartą, rusų taktika yra tokia. Jie atvyksta į ES posėdį su sąrašiuku rusų, kurį jiems padiktavo Kremlius. Ir sako, taip, mes nepradėsime posėdžio ir balsavimo, kol nepereisime per šį sąrašą. Pabandykime, ką nors iš šio sąrašo išbraukti. Neišbrauksite? Viskas. Tada mes, vadinasi, nesiruošime vesti derybų. Jeigu kažką iš sankcijų sąrašo vis dėlto išbraukė, Vengrija ir Slovakija apie tai praneša Kremliui ir tuoj pat atiduoda savo balsą už ES sprendimą. Arba kaip tai buvo, pavyzdžiui, 2023 metais Viktoras Orbanas tiesiog išeina iš posėdžių salės atsigerti kavos ir sprendimas priimamas be jo. Tai jau tokia aiškiai išdirbta vengrų ir slovakų taktika. Ir čia svarbu pažymėti, kad Sijarto visiškai nebijo jokios atsakomybės. Vengrijos ministras net neneigė pasiklausimo fakto. Pasak jo, užsienio specialiosios tarnybos dalyvaujant Vengrijos žurnalistams nuolat jo klausosi. Ir savo reakciją jis sutalpino į vieną tokią ironišką frazę. Citata. Šiandien klausytojai padarė dar vieną didelį atradimą. Įrodė, kad viešai sakau tą patį, ką ir telefonu. Na, tiesiog puikus darbas. Sijarto pareiškė, kad 4 metus jis atvirai kalbėjo tą patį. Sankcijų politika žlugo ir daro daugiau žalos ES nei rusams. Vengrija niekada nesutiks su sankcijomis prieš tuos, kurie yra svarbus jų šalies energetiniam saugumui. Į sankcijų sąrašą nepateks ir tie, kurių įtraukimas vengrų nuomonė tiesiog neturi prasmės. Na ir pabaigoje Sijarto su pašaipa pridūrė, kad paskelbtas per rimtų pokalbių sąrašas iš tikrųjų nėra pilnas. Pasak jo, jis reguliariai veda derybas būtent dėl sankcijų su kelių šalių nepriklausančių ES užsienio reikalų ministrais. Tuo pačiu metu ES kol kas negali užtikrintai pasakyti, ar 90 milijardų eurų paskola Ukrainai bus suteikta. ES diplomatijos vadovė Kaja Kallas, kuri šiandien atvyko į Kijevą, pareiškė, kad šiuo metu yra tam tikrų kliučių priimant 20-ąjį sankcijų paketą prieš Rusiją ir skiriant paskolą Ukrainai. Toliau jos citata. Vyksta darbai siekiant įveikti šias kliūtis, tačiau dėja, šiandien negaliu jums pranešti gerų naujienų apie tai, kad ši paskola bus suteikta. Būtent todėl mes ir toliau dirbame ir tikimės, kad iki kito Europos vadovų tarybos posėdžio šis sprendimas bus priimtas. Tačiau vis dėlto mes žinome, kaip tiksliai vadinama ši kliūtis. Tai Vengrija, kuri piktnaudžiauja savo ES ir NATO šalies statusu, blokuoja ir taip paėmė įkaitų visą ES.
Prašau jūsų paremti šį YouTube kanalą savo auka, mokama prenumerata arba rėmimu YouTube platformoje. Kaip tai padaryti, visos nuorodos ir rekvizitai yra šio vaizdo įrašo aprašyme. Taip pat užsiprenumeruokite mano Telegram kanalą Pečiai News. Nuoroda į jį taip pat yra šio vaizdo įrašo aprašyme.